Sveiki, sveiki iš ryto, bičiuliai. Na ką, atėjo ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, kaip sakau. Jau šiandien ta tokia išpardavimo diena bus. Labai daug pasiūlymų jums pateiksiu. Tiesiog labai gerom kainom mano atžvilgiu. Ir labai daug jau prisiruošiau visko, ką jums pasiūlyti. Tai tiesiog ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir dar ten bus toliau, aišku, tai parodysim. Ir dar ten kažko bus, tai žodžiu, kaip sakau, atrinkinėsiu kai kuriuos peilius, kai kuriuos, nors dėsiu beleko šiandien. Žodžiu, stebėkit, žiūrėkit, gaudykit geras kainas, gerus peiliukus ir įsigykit, nes tai šiandien paskutinė diena, rytoj jau šitie visi išpardavimai nebegalios. Kaip sakau, kas pagaus, kas pirmas parašys, kad imu noriu, ar geriausia imu ir viskas. Ir tam atitenka, komentaruose rašom. Ir kas svarbiausia, šiandien noriu pasveikinti laimėtoją. Kai sakant, buvo ilga kelionė, gal kai kurių video ir neįdėjau, kaip čia klijavau visur su specialiais klijais irgi, kad kaip valiau čia viską, ne viską įdėjau dar apie tą peiliuką. Ir aišku, jūs matėte, pastebėjote, kiek darbo įdėta. Kiek laiko, kiek darbo ir tai tik tai būdavo tokie video, tik tai parodomieji pradžia ir prie grinderio dar, kur kai dirbau, šlifavau, tai tiesiog aš parodau 3-4 minutės, o toliau einu dirbti dar pusę valandos ar valandą. Na ir tai žodžiu, labai daug laiko įdėta į šitą peilį. Peilis, aišku, galima dirbti ir ant lentutės su juo, galima ir žuvį išsidarinėti, įsipiliuoti su juo. Peilis japonas, iš medicininio kalto japonų plieno, labai rimtas, dabar pilnai restauruotas, pilnai atšlifuotas, profesionaliai išgalastas, atpoliruotas, žodžiu, viskas su juo labai gerai dabar su šito peiliu. Ir šitą peilį laimėjo, kaip ir be konkurencijos, ten didelios, Ramūnas Paulauskas. Sveikinu, peilis už euriuką atitenka jums. Tai atvyksit atsiimti dovanos. Žodžiu, na ką. Ačiū visiems dalyvavusiam, ačiū, kad visi pas mane dalyvaujate aukcionuose, išpardavimuose, kad mes kartais ir pasikalbam, pasibaram, pasiaiškinam visokias situacijas ir labai ačiū, kad įvertinat mano darbą. Tiesiog tiek darbo kokybė, tiek tai, kad mano žodžių tikite, kad ką pasakau, reiškia, panašiai taip ir turi būti, kad neapgaudinėjau per daug. Aukcionai, aišku, dėl kainos, tai yra vis tiek labai daug kartų ir aš esu su dideliais minusais pardavęs, esu ir uždirbęs, tai čia yra natūralu. Čia, jeigu žmonės neuždirbtumėm, tai neįmanoma būtų to padaryti. Kai sakėm, be jūsų aš niekas, tai tik jūsų dėka viskas vyksta. Kad jūs perka, kad jums patinka, jūs domitės mano peiliais, japoniškais peiliais, kad domitės, todėl aš juos restauruoju ir stengiuosi kuo toliau, to geriau. Tai žodžiu, sveikinu dar kartą Ramūną Paulauską, lauksiu atvykstantį atsiimti dovanos ir gražios dienelės, bei toliau dalyvaujame išpardavimuose, šios dienos išpardavimuose. Iki.